Va čia mes tą kamštį, kur aplenkėm. Ten buvo iš Čekijos. Iš Čekijos pusės į Slovakiją važiuojant buvo kamštis. Mes per šunkeliais jį aplenkėm, o čia visi stovi iš Slovakų pusės važiuoti į Čekiją, nes vis dar kamštis tenais yra. Visos fūros jau stovi gerokai laiko, nes gerokai užpustytos. Ir niekas į Slovakus negali važiuoti. Tai yra į Čekus iš Slovakų. O mes va paskui džipą, po to mes džipą pravedėm, kaip tais dasimušėm. Išsimušėm į pagrindinį kelią. Nu, bet palinkėkim jiems sėkmės, kad nepritrūktų gėlo vandens, saliarkas ir, kaip sakant, sniego. Run, baby, run, ne? Čia dar jiem teks pastovėti, man atrodo, kol atsikas, va visi vairuotojai kasa su šipeliukais palengva, viens kitam padeda. Po pietų gal nebe. Nu, gal kalbėkim ne apie šiandieninius pietus, aišku. Na, jo. Pavasarį po pietų išsikas turėtų. Kiek kilometrų jau čia? Ne, bet pamenu. Nu, kad jau pro čia važiuojam 5 minutės. Вау. Хорошо, что мы там не ждали, да? Логистика работает. Нашли все равно путь. Я в одно время уже, блядь, испугался, сказал, нахуй, надо было что-то ждать. Ну, хорошо. Теперь должен бутылку, да? Большую.